dėžė. Aš nepakeliu. Čia bus pavasariškas haulas, unboxingas kartu su Sensei. Čia yra pagalvė braškė. Kokie cute! Aš dar galvoju, ar man tikrai reikia pagalvės, kuri yra tiesiog braškės formos. Taip reikia. Kalbant apie braškės. Čia yra pledukas su braškėm. Lengvas, minkštas. Žiauriai gražus. Pasiėmiau pižamą. Tokie marškinukai ir šortukai. Fainai čia pačioj padaryta. Čia yra vestuviniai rankšluosčiai. Aš tiesiog pamačiau geltoną, rožinę, labai gražiai atrodo šitas dvi spalvos. Add to cart. Pasiėmiau vonios kilimėlį, nes mano toks, jau reikėtų pasikeisti. Ir rožinis su gėlytėm, nereikia nieko daugiau sakyti. Pasiėmiau patalinę. Labai gražiai atrodo. Patalinės gal dabar nepakuosiu. Čia yra velykiniai papuošimai, mediniai zuikučiai su akiniais ir morkytės. Pagalvojau, kad užsakysiu mamai, padovanosiu. Bus daug dėžučių. Aš kaip laukiau. Pažiūrėkit. Dubenėlis su citrinom ir aš tokius 2 pasiėmiau. Dydis, kokią norėjau. Dizainas toks pat kaip nuotraukoj. Dubenėliai 10 iš 10. Labai graži vaza. Šitas padelis žiauriai gražus. Ir dar ta citrina čia yra iškilus ir čia ir ji. O, kas čia? Čia žvakė. Tokia didelė. Wow. Kaip skaniai kvepia. Toks saldus kvapas. Bet man labai fainai jiem atrodo. Koks mielas. Pažiūrėkit, koks mielas. Triušiukas su lietpalčiu. Laiko skėti. Ir dar morkytę turi rankoj. Toks triušiukas važiuoja ant savo motorolerio ir turi gėlyčių čia. How cute! Tikiuosi patiko jums šitas unboxingas, man tai labai patiko, labai spalvotas ir pavasariškas, mano mėgstamiausias daiktai. Yra šitie dubenėliai ir šitas puodelis. Žiauriai fainai atrodo. Ir visi šitie daiktai yra iš Sensei parduotuvės. Tai jeigu norit atsinaujinti pavasarį, labai daug daiktų, rūbų, dekoracijų, visko galite rasti Sensei. Tai būtinai užsukite į Sensei, rasit ne tik labai fainų dalykų, bet ir labai geras kainas.